Nu ką, aš jau pasirašiau, tai galim varyti mašiną į garažą ir trumpai papasakosiu, ką šiandien matysit. Nu ką, vieni investuoja į akcijas, kiti investuoja į auksą. Aš investuoju į šitą mašiną. Praeitam video pasakojau, kas yra blogai tai mašinai ir kaip sakiau, kad užsakinėjau priekinę visą važiuoklę, tai aš jau ją turiu, tai galėsim padaryti irgi apžvalgą, kiek sumokėjau, galėsim rašyti arba nerašyti, nes šita mašina yra kaip ir asmeniška, šią turiu jau gal kokius 4 metus, tai realios kainos aš dabar jos nežinau. O visą pilną biudžetą pradėsim skaičiuoti nuo sekančias mašinas, kai šitą parduosim, kad ir kaip gaila. Paruošiau jums jau detalės visas, tai galim prieiti arčiau ir pasižiūrėti. Dabar pradedam išpakuoti, nes dar nebuvau išėmęs iš plastiko. Dar ne taip lengva viskas, bet turiu žirklės. Ką čia turim? Nu ką, pirmas traukės. Šita bus viena iš lengvesnių pakeitimui. Žiūrėsim, kaip man išeis išmušti viską. Gerai, turim vairo traukę. Aš nežinau dėl vairo traukio, ar aš šiandien keisiu. Šiaip panas labai lengvai keičias, ką žinot, bet esu keitęs gal prieš metus. Gerai, trečia traukė. Šiaip nežinau, kaip tiksliai visas vadinas, palei pavadinimus. Tai atrodo didelė. Gerai, ir ketvirta detalė irgi čia į vairą traukiai gaunas. Ir nežinau, ar aš šitos keisiu, nes su šitais yra, žinau, kad reikalų daug. Bet jeigu bus lengvas prieims, gal pasikeisiu, bet reikės jau darytis vairo suvedimą. Nors ir jeigu keisiu traukės, irgi jau reikės. Kur matėt visas tas traukės, tai už visą pilną sumokėjau už abiejų pusių 148 susiuntimų. Anas yra iš Lenkijos, ėmiau aišku, ne pačias brangiausias, bet ir ne pačias pigiausias. Tai vis tiek ta kokybė turėtų būti. Ką, trauksimės įrankius ir pradėsim imti ratus. Buvo sugalvota dar viena investicija į tą mašiną, tai parodysiu ratai. Stylai 128, 19 skirtingų pločių, bet 2 galiniai yra linkę. Bet nežinau, ar aš juos bedėsiu ar nedėsiu. Jeigu kažkam reiktų ar ką, parašykit, kažką sutarsam ir galėsit išsivežti. Ko dar neparodžiau, tai buvo stabilizatoriaus traukės. Tai buvo užkritus dėžė, tai net nemačiau. Galvoju, kažko dar trūkst. Tai va, kimami darbas. Dar šiandien atvažiuojant į garažą nusipirkau kūją didesnį, nes galbūt, kad prireiks. Ir tada dar nusipirkau ratam atsukinėti. Čia yra toks popigiai, gal sumokėjau 10 eurų už tokį. Nu ką, pradedam atsukinėti ratus. Aišku, nepamirštam ir dankratą naudoti. Vis tiek dar keltuvą neturim. Dar tik tais projekto pradžia, tai ateity. Aišku, originalus dankrats yra vis tiek geriausias, tai šitą ir naudoju. Kažkaip per garsai. Nu ką, slenkščiai neišpuvę, į vidų dankras nelend. Girdi tą garsą? Čia yra pinigų garsas. Beje, kai išeis šits video, jau turėtų būti mašina paruošta pardavimui.
Kainas dar kol kas šiuo momentu tiksliai nežinau, kiek noriu. O jūs irgi taip daro dėl saugumo, kad nenukristų mašina. Ir iš tos pusės dedu. Va, iškart saugiau. Safety first. Gerai, ateikit pažiūrėti, kas čia viduje. Gerai, ką čia mes turim dabar? Stabdžių diskai. Ane, realiai yra dar nauja. Dabar, kai stabdau, yra mušims, bet vien dėl to, kad visa važiuoklė ištratinta. Gerai, kaladėlės buvo keistas tuo pačiu metu, nežinau, ar matysis. Amortizatoriai su spyruokliam dabar yra naujai sudėti. Dabar tik labai murzinį. Kad būtų paprasčiau, iškart nusimsiu stabdžių diską ir suportą. Kad būtų didesnis priėjims. Ir manau, kad jums su visas plasmasės irgi dėl patogumą. Nu ką, dabar visokius vis tiek įrankius naudoju tokius, kokius turiu, nes žinot, kad įrankiai yra brangus dalykas. O mes norim dabar uždirbti, o ne išlaidauti. Gerai, dabar reikia susiprasti, kokią dydžią tenais galvikas to. Kur jis yra? Per didelis. Gerai, tas jau bus per mažas. Per didelis. Keliu čia sto 21, tai tam bus 18, manau. Nu, ne. Čia 20 paėmės. Gerai, bandom 19. Nep. Bandom 18. Volia. Kada nors turėsiu keltuvą. Dabar jeigu yra mažų vaikų prie ekraną, prašom juos patraukti, nes gali būti daug keiksmų. Neprireikia. Gerai, vieną varžtą atsileidau. Man dabar reikia prasilginti. Aišku, neturiu net prailgintuvą. Nieko tokia. Au! Šiaip man reikia prailgintuvą. Gerai, prailgintuvą radau. Bus biškai paprasčiau. Ir prašysim kuvaldos pagalbos. Atsukta. Pirms varžtelis ištraukti, dabar lieka dar apatinį išimti. Lengvu rankos mostu. Antras varžtelis. Dabar bus užsispaudę stabdžių diskai. Ant tiek esu žmogus pasiruošęs, kad net atsuktuvą aš neturiu garaže. Bet gerai, kad yra BMW. Tadadadam. Viskas. Supports išimts. Esu taip matęs,
Kaip su zateškiam paėm visą suportą. Kažkur tai perkiši. Nepataikau. Perkišai. Ne taip turėtų gautis, nes vis tiek sverbiški. Dedi ant amortizatoriaus spyruoklės. Gerai, pavyko suportą prisukti prie spyruoklės, kad ant laikytos, kad nenutrūktų šlangos. Dabar turiu tik vieną šansą atsukti šitą, nes būn, kad ant prasisuk ir būn viskas. Aišku, čia dabar jau pasikviečiam vėl draugą į pagalbą. Nu ir pagaliau priėjom prie... Ačiū. Pagaliau priėjom prie vairą traukėsiu. Ką aš kalbu? Pagaliau priėjom prie stabilizatoriaus traukio. Aš, nes man atrodo, imsiu pačias pirmas, nes yra arčiausiai prie jums. Ir vėl jaučiu netą galykę. Nu, kažkokį laisvumą turi. Jeigu ta bus, dar geresnė. Kas keista, einas visai gerai dar. Moneta buvo išmesta gerai. Dabar stabilizatorių atsileidau, dabar atsileisiu vairą traukę, kad galėčiau pasukti ir bus paprasčiau atsukti kitas. Tai ką, jau sunkiausias darbas atlikti. Tai kas tvarka senas mašinas ir ypač važiuoklės, žinot, kaip būn prikepę ir viską. Tai šiaip ne taip išėjo atsukti, bet jos tokias baisumo jau yra. Aišku, dabar be pirštinių. Dar kažkiek tą paliuką yra ir biškai čia jau pradreskiau aš tą. Bet nesmė. Stabilizatorius labai baisus, tai čia galima pagrindę tas ir bildėja. Ir paskui, kai išimsiu, palyginsiu, kokias buvo. Atsiemu žodžius. Dabar, kai sakiau, kad sunkiausia dalis jau išimta, atvirkščiai. Dabar sunkiausia liuka. Priėjimą nėra, matot varžt, ten šiaip netaip esu užkišęs. Bet dar vienas dalyks, ten yra 18 galvikė, o aš 18 turiu tik vieną, o paprastą raktą 18 neturiu. Bandžiau dėti 19, nusižėlėja man ten viskas. Tai dabar man parduotuvė šiaip tuoli yra. Ir man atrodo, kad reikia eit galvikę nusipirkti vieną. Bet kadangi turim tikslą aišku ir, pasiduoti mes negalim, tai ko tik nepadarysi dėl to. Matot, kaip atrodau visas rankas juodas, švarką išsimurzinau. Tai ką, persirengam į normalią aprangą ir einam iki parduotuvės. Aš jau pasiruošęs, tai galim eiti.
Nu ką, parėjau. Užtrukau čiut ne valandą laiko. Nu gal ne valandą, gal 40 minučių. Bet mes turim užsispyrimą. Į aprangą jau iššokau, tai galim pratęsti jau darbus. Svarbiausia nepagailėti, nes nebenauja tą mašiną ir vis tiek turi savo tų užkirmijimų, užrūdijimų. Dar pirkau biškį brangesnį raktą, nes buvo tenais vienas iš viso po €20, tai 2 kartus pasukti ir vėl tas pats būtų. Tai dabar išleidau 12 € kartu su purškimu ir su raktu. Vis tiek šiandienos pirkinis geriausias yra kuvalda. Nes dabar galit paklausyti, antiek čia liko man dar vienas varžtas, toks rimtesnis, o daugiau jau vairą traukia atsisukti ir stabilizatorių. Į tai vieną pusę jau esu paleidęs, tai dabar paklausykit, ant kiek čia rimta. Užmiršau ir atsiprašau, kad neperspėjau, vaikus vėl patraukit. Kokia man gėda. Galvojau net nesakyti jums. Traukėte. Ir anain va šits į vidų eina. Ir gerai, buvo varžtas iš tos pusės. Ir iš čia buvo veržlė. Ir man veržlės neišėjo niekaip atsukti, nes, nebuvo prieėjimą. Bandžiau per tą. Nesumelos, kokį pusę valandas keikiaus. Bandžiau atsukti viską. Ir kažkaip tokia mintis šovė pabandyti į kitą pusę. Pradėjau kelti, atsisuka. Kaip taip neapsižiūrėti? Ką žinau. Pagaliau viskas išardyta. Paliksiu tik tais vairą traukę, nes ana buvau nesenai keitęs ir ana, kaip ir nauja. Bet taip aš galėčiau ana pakeisti, viskas yra gerai, bet aš neturiu ant tiek didelę raktą, kad atsukti. Nes va, šią naują viską turiu, tai naujam savininkui eisi bagažinę. O daugiau viskas kaip ir išardyta. Dabar einam parodysiu, kaip atrodo tos dalys. Stabilizatorius. Čia va sena. Aš biškai pats dabar sugadinu aną, bet ana jau viskas. Ir kits galas. Irgi jau anai viskas. Garsus skleidžia. Gerai, čia yra nauja. Gerai, dabar sekanti. Nežinau aš kaip anas vadinti, tai tik tai savo maža ir didelė bus. Ta maža ana yra dar net originali. Tuoj parodysiu net ženkliuką. Dabar nučiupinėjau ir tas naujas visas. Originalas. Ir šita didžioji irgi originalas. Dabar neieškosiu šitų lipdukų. Tai va, keičiam visus tuos ir dabar turėtų šiaip viskas būti greičiau. Klibėjimą tai va šits turėjo. Jeigu išeis man dabar mikrofoną jums padėčiau ir pasiklausykit. Oi, reikia kažkaip prisispausti kuo. Nežinau, ar girdėjęs, ar nesigirdėję, bet tai jau viskas buvo. Čia tas pagrindinis bildėjimas ir gavos. Gerai, dabar dedu kamerą ir bandom surinkti. Tai ką, paukšt. Lika lengvoji dalis, kur prieš tai sakiau, kad ten buvo sunkioji dalis. Tai jau pagrindą susiveržiau, tai dabar lika sujungt traukės prie to visą kelmą. Ir daugiau ten supports ir disks jau čia jau iš vis nieko. Tai va dabar galim biškai iš arčiau pasižiūrėti. Parodysiu, kad tas buvo sunkiausiai.
Sunkiausia traukė buvo šita didžioji, kad čia prieima beveik nėra, bet viskas suveršta. Ir daugiau, šiaip ta ir buvo sunkiausia, nes ir nuimt buvo sunku, prieima nėra, ir uždėti visai sunku buvo. Tai va, o daugiau kita labai lengvai buvo ir dar liko tada įdėti stabilizatorius. Dabar tikiuosi matos viskas ir dabar bandysiu sujunginėti tada tas vairo traukės visas ir prie to pačio aš galiu, ne tik kad galiu, bet aš ir noriu biškį pakalbėti apie tą visą mašiną. Istorija ilgasona yra, parsivariau iš Vilniaus, man atrodo, prieš, apie 4 metus jau ir turiu šaną, o čia dabar jau turim problemą. Kad ištraukti šitą traukę, reikėjo man paleisti amortizatorių, ne amortizatorių, o visą tą kelmą nuo amortizatoriaus. Ir dabar man šitą traukę nebedain iki kur reikia daeiti. Tai tuoj pabandysim sutvarkyti. Aišku, per guolį ne pats protingiausias įims, bet... Pasinaudokim biškį dankratą. Dankratą ar donkratą. Aš sakau dankratą biškį, kai metiškiau. Gerai, maždaug čia ir buvo. Ne maždaug, o čia ir buvo. Nebesuprantu jau. Kodėl man nedain? O galbūt, kad aš traukę netaip įdėjau. Šitą. Ana turėjo veržlį eit per viršų. Dabar reiklys pasižiūrėti, kaip iš tos pusės atrodo. Tai netaip traukiai dėjau. Atvirkščiai gavos. Gerai, kad netaip sunkiai išsijam. Tuoj prisijungsiu. Viskas gerai, nepanikuojam, nebuvau sumaišęs, viskas yra gerai, aš tik tais nedastumiu manus. Nieko tokia. Ir aš dabar jau įdėjau. Čia į tą apatinę. Čia dabar jau veržlę uždėjau. Labai prastai matos. Nieko tokia. Ką, belika tada Gerai, tai kur mes baigiam? Kažką pasakojau biškį apie mašiną. Tai vienu žodžiu turiu apie 4 metus. Nuvažiavau dabar. Biškį vėliau pasižiūrėsiu pirkimo pardavimo sutartį, buvau rašęs. Tai kažką galimai apie 70-80 tūkstančių pravažiavau soną per tos metus. Tai, kas sakyčiau, visai nemažai yra. Daug kartų į Daniją važiavau, aišku, Lenkiją, Vokietiją, Austrijoje buvom, į Alpes važiavom su to pačia mašina. Aišku, po tas Latvijas visokias davėmės, bet šiaip kilometrų yra prasukta labai daug. Ir iš rimtesnių darbų, kas tai mašinai buvo daryta, tai restauravau purkštukus. Yra sąskaitos, viską, tai, man atrodo, dabar kiek atsimenu, 500 mokėjau už tai ir pasirodo, net ten buvo problema. Bet vis tiek buvo į naudą. Bet dabar turim naują tikslą, atnaujant mašiną. Tai
Pats veiksmas prasidės, kai parduosim šitą ir pirksim ir parduosim kitas. Visą laiką užtrenku ir tada dar patikrinu su pirštais. O, gerai. Gerai sekantis. Gerai, patikrinam vėl. Gerai. Nežinau, ką daugiau daryti. Ir patikrinti, ar daveržiau kitas vietas. Va, nedaveržiau. Negražu atsukt nugarą, bet dabar turi žiūrėti taip. Patikrinims. Gerai, paskutinis liko Kodėl šiandien vadinu vairą traukia? Čia stabilizatorius. O aš čia galbūt, kad jau prisidirbau. Arba su dankratu pakelsim ir dais. O tai būtų čia juoka. Dar vieną buvau nedaveržęs. Nu, šiaip gali būt, kad čia specialiai aš tai dariau. Viskas. Traukės vietose, viskas suvaržyta. Stabilizatorius. Iš kitos pusės. Dabar dėsiu apsaugą, diską, suportą ir ratą. Pyp! Kas sugalvojo tokius varžtus įdėti tokioj vietoj? Nu, man atrodo, kad darau kaip mokėtams. Ką, belika tik suvaržyti ir viena pusė bus viskas. Nu ką, antra pusė jau beveik pabaigta. Aišku, turiu užstrikti viskas. Didžioji traukė. Irgi originalai viską. Ir dar vienas. Šį kartą nepavyko vairą traukės nuimti, nes aš raktų neturiu. Turiu galvikėm, bet reikia raktinę, nes reikia užstrigdinti vidurinę. Jums atrodo greitai čia per ekraną, bet čia iš tikrųjų nėra labai greitai. Labai prie jums. Bam, dar vieną. Ir mažuoji. Va šitą aš negaliu išimti, nes man reikia į vidų reikia išrakčiuką ir su žiediniu sukti, aš turiu tik tais galvikės. Tai šitą atgal susuksiu ir net nereikėjo išimti. Tai dar liko stabilizatorius nuimti. Iš apačios ir viskas. Ir pradėti surinkinėti. Ką viskas atsidarinėjom, viską. Pasitikrinam, ar viskas yra gerai. Ir pradedam surinkinėti. Viskas važiuoklė vietoj. Šitas naujas, lempų reguliatorius įdėt, stabilizatorius įdėt. Vairą traukės taip pat nekeičiau į tą pusę. Ką dedam tada diską, supurtą, ratą ir važiuojam.
Nu ką, šiandienos darbai kaip ir baigti. Matot, koks atrodau, visas murzins, bet nieko tokia. Pakeista priekinė važiuoklė, tai tam kartui užteks. Dabar buvau gavęs pasiūlymą jau už tą mašiną 3,6 tokios būklės, kokia jinai yra. Ir jeigu labai nesikabinės, gal pridėsiu ir tuos ratus, kuriuos matėt. Aišku, reikia dar susitvarkyti, bet vis tiek šiokia tokia kaina jie turi. Taip, žinau, kad dabar yra gruodis, pats sunkiausias mašinų pardavimo metas, bet šventės praeis, viskas pajudės ir judėsim mes į priekį toliau. Tad, nežinau, ačiū, kad žiūrėjot, gražių artėjančių švenčių ir iki sekančio. Dar užmiršau pasakyti, kad pasidalinkit, pasubscribinkit ir pakomentuokit. Ačiū Jums.